Aš Vaidas. Šiandien kalbėsiu apie laiką. Laikas. Kas tai yra? Laikas tai minutės, sekundės, valandos, dienos, paros, kurias mes arba sėkmingai panaudojam savo gyvenime, arba paprasčiausiai iššvaistome, kur papuola. Laiko savoką senieji filosofai apibūdina labai įvairiai, bet pagrindas laiko yra tai praeitis, dabartis ir ateitis. Šiai dienai mes gyvename praeitimi ir ateitimi. Ir visiškai neskaičiuojame, kas tai yra mūsų dabartis. Dažnai bėgame, lekiame į priekį, kai kada atsimenam, kas buvo, bet ką darom šiandien, nesusimąstom. Visagalis mums davė 24 valandas paroje ir nei minutės daugiau. Ir kiek mes beturėtumėm pinigų, mes jokių būdų nei minutės, nei sekundės daugiau nenusipirksime. Todėl laiką reikia labai racionaliai iš galvos šovė mintis. Kiekgi laiko mes praleidžiame savo malonumą, dirbdami savo, jausdami iš to malonumą. Ir paskaičiavau, kad šios dienos statistinis Lietuvos žmogus apie 8 valandas dirba darbe, apie 1 valandą sugaišta pirmin atgal keliaudamas į darbą iš darbo, apie 3 valandas ruošdamas maistą ir valgydamas, ir apie 6-7 valandas išleidžia miegui, o visą kitą laiką mes paprasčiausiai iššvaistome. Iššvaistome žiūrėdami televiziją, tuščias ir bevertės laidas, plepėdami telefonų su draugais, šnekėdamiesi su kaimynais, sėdėdami bare. Tai šiai dienai aš suradau nišą, kurioje galima, dirbant ir skiriant laiką šeimai, galima užsidirbti neblogus pinigus. Paskaičiavau, kad šiam dirbdamas MLM sistemoje ir atiduodamas jai iš savo laiko skirdamas 2 valandas, aš per tas 2 valandas pabendrauju su savo draugais, artimaisiais, pažįstamais, iš kur vieną žmogų susirandu per dieną. Sekančią dieną mes po 2 valandas jau skiriame abudu. Mano draugas skiria savo draugų rate ieškodamas draugo, o aš ieškau savo draugų rate draugo. Tuo atveju, kad mano grupė jau didėja ir valandos visos sumuojasi man, gaunasi, kad aš sekančią dieną jau dirbu 4 valandas. Tai paskaičiavus, kad aš savaitę intensyviai dirbdamas, skirdamas 2 valandas į dieną, mano darbo diena pasidaro 32 valandos į parą. Tradiciniam darbe dirbdamas ir norėdamas pasididinti savo atlyginimą, aš turėčiau dirbu 8 valandas, gaunu atlyginimą tą, kurį sugalvoja mano viršininkas, kuris skaito, kad aš tiek vertas esu. Norėdamas jį pasidvigubinti, aš turėčiau dirbti 16 valandų, pasitrigubinti turėčiau dirbti 24 valandas. Bet atidirbus tiek laiko valdiškam darbe, kas į mane žiūrės, kam aš būsiu reikalingas. Todėl, dirbdamas MLM sistemoje ir kurdamas grupę, aš galiu savo atlyginimą pasidvigubinti, pasitrigubinti, lygiai taip pat kaip ir didėja mano grupė. 2 ir daugiau dirbant yra geriau ir maloniau dirbti, tuo labiau ir lengviau dirbti. Taip kad, norint šitą temą toliau išgvildent, prašom jungtis prie mūsų, kviečiu į mūsų grupę. Ačiū už dėmesį.